Netrukus jūs išgirsite patį svarbiausią pokalbį, kuris kada nors vyko. Tai nesenstantis pokalbis tarp aukščiausiojo viešpaties Krišnos ir jo atsidavusiojo Ardžunos. Ardžuna, amžinas viešpaties palydovas, kuris nuolatos keliauja su viešpačiu po materialų pasaulį, atlikdamas pagrindinį vaidmenį nesibaigiančioje dramoje. Ši drama vyksta mūsų labui. Ardžuna atlieka kario vaidmenį, kurio pareiga yra kovoti mūšyje, kad įtvirtinti teisingumą pasaulyje. Prieš pat mūšį Ardžuna apžvelgia priešininkų kariuomenę ir matydamas savo giminaičius ir draugus jų gretose, jis sutrinka. Krišna, kuris atlieka Ardžunos karo vežimo važnyčiotojo vaidmenį, įtikina jį atlikti savo pareigą, atskleisdamas visas pagrindinės visatos tiesas. Tiesas apie sielą, karmą, persikūnijimą, išsivadavimą ir atsidavimą viešpačiui. Kadangi visi mes susidurime su gyvenimo dilemomis ir turime savo mūšį, kuriame turime kovoti, Krišnos žodžiai liečia ir mus. Ši drama vyksta vėl ir ne tik šioje žemėje, bet ir kitose planetose ir net visatose. Dialogai šiose dramose gali truputį skirtis, bet tema išlieka ta pati. Didžios save pažinusios sielos savo mistinių galių dėka gali girdėti šios pokalbius ir kai kurios iš jų užrašė juos mūsų labui. Netrukus išgirsite, kaip abejos kariuomenės ruošiasi mūšiui Kurukšetros lygumose.